Pradėkime. Aš parodysiu, kaip veikia sistema. Kaip matote, turiu $11 000 savo sąskaitoje. Galite pamatyti, kad šiandien sudariau vieną sėkmingą sandorį. Tai buvo $10 sandoris, kuris man atnešė $8.10 pelną. Kaip veikia ši sistema, galite pamatyti žemiau esančiame puslapyje. Pradedu $10 vertės sandoriu. Kai sandoris yra pelningai įvykdytas, aš viską kartoju. Vėl sudarau $10 vertės sandorį. Tai padarysiu tol, kol įvyks nesėkmingas sandoris. Kai sudarysiu nuostolingą sandorį, didinsiu kito sandorio vertę. Kaip galite matyti diagramoje šio video apačioje, pradedu su $10 sandoriu, tuomet $26, $65 ir galiausiai $150. Paskutinis sandoris yra maksimaliai rizikingas. Taigi dabar noriu pademonstruoti, kaip yra sudarinėjami sandoriai. Čia įrašysiu $10 sumą. Paspausiu trade mygtuką. Tuomet sustabdysiu, nes kol sandoris būtų įvykdytas šiame tiesioginėme video, jums būtų labai nuobodu. Sustabdysiu ir po tam tikro laiko sugrįšime pažiūrėti, ar sandoris buvo sėkmingas. Mes grįžtame ir matome, kad sandoris buvo pelningas. Po sandorio man grįžo $18.10. Tai reiškia $8.10 pelną. Kaip matote, mano balansas pakilo nuo $11 014 iki $11 020. Prisijungęs galiu pamatyti, kad atliktas dar vienas sėkmingas sandoris. Vėl stebiu Trader Insight. Kaip galite matyti, Trader Insight pasikeitė, todėl man bus šiek tiek sudėtingiau viską paaiškinti. Aiškinimui pasirinksiu eurą ir Jungtinių Amerikos valstijų dolerį, nes panašu, kad čia yra nemažas judėjimas. Kaip matote, Trader Insight rodo, kad euras kils. Spusteliu call mygtuką. Sudarysiu dar vieną $10 vertės sandorį. Spaudžiu trader mygtuką, viskas labai paprasta. Gauname žinią, kad sandoris buvo atliktas. Dar kartą sustabdysiu video ir sugrįšiu 10 valandą, kad pamatyčiau, kokie sandorio rezultatai. Dabar yra 9 valandos ir 59 minutės, todėl liko maždaug 10 sekundžių iki tol, kol sužinosiu apie sandorio rezultatus. 3 seconds to go. Okay, the trade is expiring. Šį kartą gavau 0 grąžos. Tai reiškia, kad sandoris buvo nuostolingas. Pažvelgęs į savo sąskaitą, matau, kad praradau $10. Taigi dabar man reikia susigrąžinti prarastus $10 ir dar pasidaryti pelną. Naudodamas savo sistemą, aš turėsiu daryti $26 vertės sandorį. Grįžtame prie tos pačios valiutos. Dabar svarbu nekeisti valiutų. Spaudžiu call mygtuką, įrašiau $26 ir spaudžiu trade mygtuką. Vėl gauname pranešimą, kad sandoris buvo įvykdytas. Sustabdau video ir sugrįšiu po kelių minučių. Mes grįžome, dabar yra 10 valandų ir 29 minutės, liko 15 sekundžių. Paskutinis $26 vertės sandoris buvo sudarytas tikintis, kad euras kils dolerio atžvilgiu. Jei jis bus sėkmingas, man sugrįž $47 ir tai reikš $21 pelną. Primenu, kad prieš tai sudarytas sandoris buvo nesėkmingas, todėl $21 pelnas bendrai paėmus bus $11. Per valandą taip yra uždirbama maždaug $18. Norint kiekvieną mėnesį uždirbti didesnės sumas pinigų, reikia gerai išmanyti visas valiutas. Tuomet bus vienu metu galima daryti sandorius skirtingomis valiutomis. Tai leis jums gauti didelį pelną. Jūs taip pat galite daryti didesnės vertės sandorius. Jei norite, galite daryti $100 vertės sandorį. Darykite tai, jei jums patinka sistema ir jaučiatės ją įvaldęs. Vis dėlto patartina paskirstyti savo sandorius, bet to taip yra įdomiau. Kaip matote, sandoris buvo įvykdytas, todėl sugrįšiu prie eurų ir dolerių. Trader Insight parodymai pasikeitė, dabar jis rodo, kad yra 57% tikimybė, jog euras kris dolerio atžvilgiu. Taigi mes vėl sudarome $10 vertės sandorį. Spaudžiu pat mygtuką ir įrašau $10. Spaudžiame mygtuką Trade, sandoris buvo įvykdytas.
Aš stabdau video ir sugrįšiu po pusvalandžio. There you go. Trade successfully executed. So I'll pause the video and come back in about half an hour. Dabar yra 10 valandų ir 59 minutės ir nepanašu, kad šis sandoris bus sėkmingas, nes akivaizdus euro kilimas, todėl iškart darau $26 vertės sandorį. Pažiūrėję grafą dešinėje ekrano pusėje galite matyti šiokį tokį kritimą ir pakilimą. Savo sandorį dariau stabdydamas ant euro kilimo. Beveik nebejoju, kad ankstesnis $10 vertės sandoris nebus sėkmingas. Jis galėtų būti pelningas nebent įvyktų dideli svyravimai. Kaip matote, iki rezultatų sužinojimo liko 15 sekundžių. Aš beveik įsitikinęs, kad sandoris nebus sėkmingas, tačiau palaukime ir pamatysime. Taip kaip ir maniau, sandoris nebuvo sėkmingas, tačiau viskas gerai, nes vyksta kitas $26 vertės sandoris. Atminkite, kad iš pradžių sandorio vertė turi būti $10, paskui $26. Grįžtu prie savo sandorių istorijos, kurioje yra 3 sėkmingi ir 2 nesėkmingi sandoriai. Sustabdau video ir sugrįšiu po pusvalandžio. Dabar yra 11 valandų ir 39 minutės ir iš savo sandorių balanso matau, kad sandoris nebuvo sėkmingas. Tai 2 nesėkmingi sandoriai iš eilės, tačiau viskas yra tvarkoje, nes kaip galite matyti iš sistemos puslapio apačioje, sandorio sumą dabar reikia didinti iki $65. Trader Insight mums vis dar siūlo sudaryti sandėrį tikintis, kad euras kris dolerio atžvilgiu. Taigi aš sudarysiu $65 vertės sandorį. Jei jis bus sėkmingas, pelnas turėtų būti maždaug $52. Spaudžiu trade ir netrukus sugrįšiu. Okay, that's successfully done, and I shall come back in a moment. Dabar yra 6 minutės po 12 valandos ir iš savo balanso matau, kad sandoris pavyko ir atnešė man $52 pelną. Dabar sustabdysiu video ir atliksiu dar vieną $10 vertės sandorį, statydamas, kad euras kris dolerio atžvilgiu. Netrukus sugrįšiu ir pademonstruosiu, kaip daromi didesnės vertės sandoriai. And I'm just going to pause the video and then we're going to come back and probably do a higher trade just to show how you can scale it up. Dabar yra 12 valandų 30 minučių ir mano paskutinis sandėris atnešė $8 ir 10 centų pelną. Jei jūsų netenkina per pusvalandį ar 15 minučių uždirbami $8 ir 10 centų, galite padidinti sandorių vertę. Kai manysite gerai įvaldę sistemą, galėsite atlikinėti $100, 260 ar $540 vertės sandorius. Tai yra mano sistemos esmė. Aš jums demonstruoju mažos vertės sandorius, kad sudominčiau ir suteikčiau jums pasitikėjimo ir drąsos, rodydamas, jog ir jūs tai galite padaryti. Aš pats tai darau nebe pirmus metus. Atliksiu $100 vertės sandorį atsižvelgdamas į Trader Insight rodomus duomenis. Pasak Trader Insight, svaras sterlingų turėtų kilti Japonijos jenos atžvilgiu. Sudarysiu $100 vertės sandorį, kad svaras kils jenos atžvilgiu. Šiuo atveju galima būti gana užtikrintam. Spaudžiu trade ir sugrįšiu po 27 minučių, tuomet pažiūrėsime į pelną. Dabar yra 12 valandų 59 minutės ir mums liko maždaug 15 sekundžių iki tol, kol sužinosime paskutinio sandorio rezultatus. Tai bus paskutinis mano sandoris šiame video. Juo siekiau parodyti, kad galima padidinti sandorių vertę, siekiant didesnio pelno per trumpesnį laiką. Atminkite, kad galite nemokamai susikurti sandorių sąskaitą. Nereikia jokio pradinio indėlio. Pirmas 24 valandas jūs galite stebėti, kaip veikia sistema, prieš atlikdami kokius nors sandorius, jei to norite. Vis dėlto galite matyti, sąskaitoje turimi $11 137 ir 70 centų, per šiame video rodomus sandorius man atnešė $133 pelno. Neblogai kaip už ryto darbą, manau sutiksite su tuo. Tai viskas, ką čia norėjau jums pademonstruoti. Linkiu džiaugtis naujomis sandorių patirtimis, dėkoju, kad žiūrėjote.